Labas, Tomai ir Ana. Šiandien vykstu į prekybos centrą. Noriu nusipirkti kompiuterinį žaidimą. Norėtumėte vykti drauge? Tai puikia idėja, Mosi. Kaip mes ten nuvyksime? Pėsčiomis per toli eiti. Važiuokime autobusu, Tomai. Dar niekada nevažiavau autobusu. Ar galite man padėti? Nesijaudink, Mosi, mes jau ne kartą vykome autobusu. Tad galime vykti drauge. Eikime iki autobusų stotelės ir patikrinkime autobusų tvarkaraštį. Taip mes sužinosime, kada atvyks autobusas. Autobusas atvyksta kas 15 minučių. Vienas atvažiuos po 5 minučių, todėl ilgai laukti nereiks. Puiku, Ana. Kaip vyksta kelionės autobusu? Ką man reikia žinoti? Na, Mosi, autobusai turi numerius. Numeris nurodo maršrutą, kuriuo važiuos autobusas. Mums tinka maršrutas, kuriuo važiuoja autobusas numeriu 30. Juo nuvažiuosime iki prekybos centro. Ir tuo pačiu autobusu grįšime namo apsipirkę. Laikas, kada atvyks autobusas, nurodytas tvarkaraštyje. Kad galėtume patikrinti, kiek laiko turėsime laukti. Tai atrodo lengva. Viskas parašyta. Kiek kainuoja autobuso bilietas? Kelionė autobusu kainuoja 50 centų. Įlipus į autobusą, vairuotojui reikia sumokėti 50 centų. Tuomet vairuotojas duos bilietą. Popieriaus lapelį, kuris leidžia važiuoti autobusu. Tai daug lengviau nei maniau. Ačiū, Tomai. Žiūrėk, štai atvažiuoja autobusas. Turime leisti žmonėms išlipti iš autobuso, tik po to įlipsime. Parašiau pinigus ir žinau, jog reikia saugoti savo bilietą. Tomai, kaip pasakyti vairuotojui, kur sustoti, kai noriu išlipti iš autobuso? Turime paspausti mygtuką prieš pat stotelę, kurioje norime išlipti. Žiūrėk, Mosi, matau mūsų autobuso stotelę. Turime atsistoti ir palaukti, kol autobusas sustos. Vairuotojas atidarys duris, kad mes galėtume išlipti iš autobuso. Labai ačiū vairuotojui.
Ačiū, Ana ir Tomai. Sužinojau, kad važiuoti autobusu labai lengva. Taip, ir dabar gali keliauti savarankiškai, Mosi. Keliaudami autobusu tampame savarankiškesni. Taip, tas laimės ir saugumo jausmas. Aš jau laukiu kelionės autobusu namo. Savarankiškumas yra gerai. Tik nenustok keliauti su mumis. Mums labai patinka su tavimi draugauti, Mosi.